Sveiki, aš Viktorija. O aš Antanas. Jūs žiūrite naują laidą apie mieliausius padarėlius žemėje – mūsų augintinius. Kačiukus, šuniukus, žalčiukus, jūrų kiaulytes. Ir be abejo apie juos mylinčius žmones. Čia laida Žalioji akademija. Laidoje matysite, ar tikrai šių mielų šunelių paskirtis sėdėti ponių rankinėse. Dainininkas Rolandas Janavičius savo numylėtiniams Sindė ir Leilai prieš miegą dainuoja lopšines. Žvėrių valdovas Edvardas, auginantis usūrinę tigriukę Bangą, nebijo būti suėstas. Klausyk, Antanai, o tu myli gyvūnus? Žinoma, kad myliu. Man patinka ir šunys, ir katės. Mėgstu su jais žaisti, glostyti. Namie taip pat turiu tigrinį bokserį, kuris labai laukia, kuomet aš sugrįžtu į namus. Jis labai fainas šunelis, tik tai, kad daug ėda. Bet ar tau netrodo, kad su tais gyvūnais labai daug vargo? Juos reikia šerti, vesti į lauką, rūpintis. Nedaug dieve dar suserga. Na, žinoma, kad daug vargo, tačiau augintiniai atsilygina už tai, jie teikia džiaugsmą, malonumą, paguodžia, kai tau liūdna. Bet gal geriau žmonių paklauskime, kodėl jie laiko augintinius. Labadiena, ar galiu jūs pakalbinti? Truputį. Ar turite šuniuką? Turiu. Kokį? Jis neveislinis, maišytas. Antanas, o jūs? Žydrūnas. Žydrūnas, o jūs auginate žydrūnį šunį? Ne. O gal tada katę? Katė jo. Katę? Taip. Kokia katė? Paprasta. Paprasta? Taip. Tokia lietuviška raina katytė? Taip. Gyvuliukai? Taip. Ne. Neauginate? Ne. O kas jums labiau patiktų, šuo ar katė? Katės. Katės? Aišku. Maitinu ateina pas mane pulkas katinų prie langų. Katinų ir miaukia? Paukščių ir katinų, taip. O tai jūs toks esate gyvūnų mėgėjas, mylėtas? Žinoma, jo. Turiu šunį. Šunį? Taip. O kokios veislės šuo? Lėsiau, kaip tas polis. Nu, kaip prižiūriu. Trukiausia normaliai, ką? Maitinu, girdau. Girdot maitinu? Nu, tai aišku, paleidžiu pasilakstyti. Žinoma, ne mieste gyvenu gyvenvietėje. Taip pat jis laisvai laksto. Nereikia vedžioti šniuriuką ir ten žiūrėti, kurioje vietoje jisai ten ką daro. Tai mieste tai labai aktualu, nes po to žmonės pyksta. Žmonės pyksta, reikia vedžioti, vaikščioti, paskui šunį nėra jam tokios laisvės. Aišku, tai jei jau auginate šunį, reikia juo ir rūpintis. Nu, reikalinga tikriausiai vystytis raumenim reikalinga, neturi lakstyti, o ne tai, kai išveda pusę valandos ir vėl į trobą. Pas tėvus, o ką tėvai augina? Oi, viską augina. Pavyzdžiui? Žiurkės, pavyzdžiui, nutrijas, tokias ilgomis uodegomis labai bebra panašis. Kiaulės, ožkos, karvės ir taip toliau. Tai gyvenime, jeigu augintumė, tai kas tai būtų? Tikriausiai, jeigu auginčiau, tai auginčiau arba chameleoną, arba iguaną. Turi šuniuką? Turiu. Kuo vardu? Pilatis. O kuo tu vardu? Indrė. Indrė? Ir kokios veislės tavo šuniukas? Pekinas. O jūsų šunys yra veisliniai ar paprasti kaimiški? Nu, tokie pusiau veislinis, ten yra buvęs tėvas su dokumentais, o kalė be dokumentų. O tai būtų panašu link? Vilkinis šuo. Link vilkinio šuns? Jo. O mažiukas? Mažiukas yra kiemsargiukas. Nežinau, kokia ten ta veislė. Supratau, o jūs nenorėtumėt kartais turėti kokio nors veislinio šuns? Nu, kad nelabai. Daug prižiūrėti reikia. Ir daug pinigų įdėti, jei nori turėti gerą veislinį šunį. Daug geriau turėti gerą mašiną negu gerą šunį? Nu, mašina tai laikinas dalykas, o šuotas jau yra, jei jį turi, kaip sakant, lyg mirties ir laikyti jį. Na va, matai, žmonės daugiausiai Lietuvoje laiko šunis. Bet šį kartą pakalbėkime apie labai įdomią šunų veislę Yorkshyrų terjerus. Tai bene populiariausi šuneliai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Taip, žinau, jie mažesni net už katinus. Remiantis Amerikos kinologų klubo šunų registru, šie šuneliai populiariausi jų 10-tuke. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square.
It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Paklauskime lietuvaičių, ką jie žino apie juos. Ar turite kokį šunį? Nu, turiu kaime. Kaime? Nu. O kokie veislė šuns? Nu, mūsų lietuvos Lenciūginis, kaip sakant. Lietuviškas Lenciūginis? Nu. O tai patinka? Ką, galėtų būti geresnis. Geresnis. O tai galėtų būti Yorkshire terjeras? Nu, nelabai šanų pažįstu. Na, toks mažas šuo, ant akių krenta plaukai ir kaspinėlį ant galvos tašame. Nu, kaim gal nelabai, reikėtų kažkokį biškį tvirtesnį, vėl panašų šunį gal. A tai kaime tarp sniego įstriktų reikėtų ieškoti ir traukti iš sniego. A to šunį? Šunį. Nu, jeigu jau įstrikti, tai palikti, nes maniai nėra šunys, kad reiktum traukti iš sniego. O sakykite, galim kartais teko girdėti apie Yorkshire veislę šunį? Oi, ne. Aš neskriu tų veislių. Teko? Gal pusseserė turi. Ir kaip jie, faini šuniukai? Mažiukai. Mažiukai. Ilgais plaukais. Ant akių užkritę? Yra, bet galima surišti kasytę. O tavo pusseserė dažnai riša į kasytes? Taip, visą laiką. Teko girdėti jums apie Yorkshire veislę šunį? Teko. Gal turi kas nors? Ne. Net 4 šunelių savo namuose laikanti ponia Indra vis tik didžiausią dėmesį ir meilę skiria Yorkshire terjerams. Jau 7 metus jorkiukus veisianti moteris pasakoja, jog šie žavūs šuneliai atsirado prieš 200 metų Anglijoje, Yorkshire grafystėje. Šiandien jorkai tituluojami madingiausiais šunimis. Maža to, jie tapo įžymybių ir žvaigždžių įvaizdžio dalis, tad jų gyvenimas virto tikra pasaka. Kurortai, prašmatnūs salonai, brangi kosmetika ir net vardiniai drabužėliai. Visa tai jorkiukams jau realybė. O juk anksčiau šachtininkai į šiuos šunelius valydavosi savo tepaluotas rankas. Jie buvo pačių vargingiausių sluoksnių žmonių, tai yra audėjų, šitų šachtininkų šuneliai. Todėl, kad jie nereikalavo didelio dėmesio, patys jie net padėdavo sugauti laukinius paukščius, gaudydavo net graužikus. Vėliau jie gražėjo ir užtat pastebėjo juos, reiškia, aukštesnės klasės žmonės. Ir jie tapo tada jau visų klubų puošmena. Grožį jau reiškia. Net jie buvo parodų favoritais. Ponia Indra sako, jog Yorkshire terjerai yra labai kompaktiški. Todėl juos galima pasiimti ir neštis ar vežtis bet kur. Jų svoris yra panašiai nuo 680 gramų iki 3,5 kilogramų. Ir žinau tokį, skaičiau, kad Gineso rekordų knygoje yra įrašytas jorkiukas čiut didesnis už degtukų dėžutę. Jorkas užima labai nedaug vietos, todėl galite juos auginti ir nedidelėme bute. Be to jie beveik nesišeria. Yra labai prieraišūs ir ištvermingi. Juos galite pasiimti į ilgus pasivaikščiojimus užmiestyje. Visų pirma, kad čia yra nepaprasto grožio šuniukai. Jų kailis yra šilkinis, labai švelnus, neturi specifinio kvapo ir jisai auga visą gyvenimą. Pavyzdžiui, per mėnesį jisai gali paaugti net iki 2 centimetrų. Yorkshire terjerų charakteriai nevienodi. Pasak veisėjos, tai priklauso nuo auklėjimo. Kai kurios damos jorkus įsigyja sekdamos madų ir išsiauklėja juos kantriai sėdėti savo rankinėse. Kitiems šunelis yra tiesiog geras draugas. Jų charakteris labai yra nuostabus. Jie geras temperamentas, jie yra labai smalsus, galiu pasakyti, ir labai protingi, sveiki šunys, labai lengvai prisitaiko prie namie esančių kitų auginamų gyvūnų. Aš juos pamačiau Belgijoje,
prieš daug metų, net nežinau, kas čia per veislė yra. Ir užbūrė tas grožis iš pradžių, tas ramumas jų. Ir pradėjom nuo 1, 2, 3. O iš pradžių, kai įsigijot, galvojate tik turėti savo? Gal porą mėnesių, taip. Bet vyras pasakė, ne, jeigu jau tokie brangūs šuniukai, tai reikia ir kalytės. Ponia Indra pasakoja, jog dar vaikystėje ją tėvelis pavadino šuniukų karalienę. Jo žodžiai išsipildė. Štai šią mielą kalytę moteris vadina didžiausia savo drauge. Aš jos buvusiai šeimininkai pasakiau, jinai yra Dievo man siųstas šunelis. Tiesiog prie širdies limpa ir viskas. Paskutinėje parodoje Palangoje pernai jinai užėmė 3 vietą. Žinote, atviroj klasėje kalyčių šiuo metu net dalyvauja po 20-30 ringe. Šių pakankamai brangių šuniukų priežiūra, pasak veisėjos, yra dvejopa. Jei jorkiukai nedalyvauja parodose, juos pakanka kas 2 savaitės išmaudyti ir kasdien po 10-15 minučių iššukuoti. Pakarpyti aplink letenėlės kailiukai, iškarpyti tarp pirščius. Čia, va, matote, irgi ausytės trikampiukas pakarpomas yra. Galima, galima juos iš viso trumpai apkirpti, tada priežiūra iš viso bus labai paprasta. Aišku, iš karto pasakau, kad juos reikia maudyti tik labai gerai šampūnais. Tai yra, turi būti profesionali kosmetika. Parodoms ruošiamų šunelių priežiūra yra sudėtingesnė. Kailis yra tepamas su aliejumi ir sukamas į popieriukus, vadinamus papiliotimis, kaip mes vadiname. Ir taip šunelis paskui yra užvelkamas chalatu ir jisai taip gyvena savo gyvenimo, kol dalyvauja parodose. Rolandas Janavičius, vienas populiariausių pop muzikos atlikėjų Lietuvoje, prisipažįsta gyvūnėlius labai mylintis. Vaikystėje nuolat prašydavęs mamos leidimo auginti tai katinėlį, tai šuniuką. Na, o suaugęs, būdamas jau 22, gavo dovanų tikrai įspūdingą gyvūnėlį – bobteilų veislės kalytę Megę. Ja dainininkas laiko pirmąją ir lygią teisę savo šeimos nare. Tai jau buvo laikas, kai buvo koncertai su Ronda. Va, tai padovanojo bobteilę ir kiek jinai laiko su manim prabuvo, po to padovanojo iškart bobteilą. Ja, ir kai atsirado bobteilas ir bobteilė, atsirado dar bobteilytė. Rolandas pasakoja, jog šiandien bobteilė yra sena. Jai jau 14 metų, tad ji gyvena pas dainininko mamą sodyboje. Mergina padovanojo man tą šunį, aš nenoriu minėti, yra žinoma pavardė, žinomas vardas. Va, ir mes buvom diskutavę prieš tai, ta prasme. Man ten reikia perėsėsti, nes ateik pas mus. Manis paprasčiausiai klausė, ar tau patinka tokia veislė. Prieš nupirkimą, wow. Tai tuo laiku, prieš 14 metų, tai buvo gan egzotiški dalykai, nes Megė man padovanojo ir jinai buvo Lietuvoje tik tai, dabar aš neatsimenu, ausį buvo ištitruota numeris 6, tai Lietuvoje 6 tik tai buvo. Ta bobteilė. Iš viso jo bobteilė, dabar jau bobteilų yra atsiradę ir veislynai ir viskas, va, o tuo metu tai buvo parvežta ir jinai buvo tik tai 6. Šiuo metu dainininko namuose laksto 2 mielos mergytės – Jorkšyro terjerės, 6 mėnesių Sindė ir, kaip pats Rolandas sako, dar maža kvailutė, tačiau nepaprastai mylima 4 mėnesių Leila. Jau 2 metus Vilniuje gyvenantis pop atlikėjas pasakoja, jog pirmoji Jorkšyro terjerė Sindė buvusi jo draugės Deimantės Užgaida. O mažąją Leilą jam padovanojo slapta gerbėja. Kažin, ar tik mums vieniems pasirodė, jog ją Rolandas myli labiau. Pasakė, ką? Iš tikrųjų, kai dėmesio trūkumas yra jai. Jinai pradėjo reikšti savo, pavyzdžiui, tai ką, ateik čia. Tie šunys Jorkšyro terjerai, jie labai sugyvena tarpusavį, iš tikrųjų labai draugauja, jie laksto siunta, jiem reikia su kažkom tai.
leisti laiką, tai vat, ir po to gausi taip susidėlioja, kad padovanoja. Dar ir antrą. Leilytę mažąją, Leilą. Anksčiau tikrus milžinus bobtailus auginęs Janavičius sako, jog priežiūros dideliems ir ilgą plauką turintiems šunims be abejo reikia daugiau nei mažičiukams Yorkšyro terjerams. Nes šitos, pavyzdžiui, galim kažkur tai visur nusinešti. Net į kino teatrą galim, sakyk. Kokius filmus mes vaikštam dažniau, ką? Patinka kokie filmai? Patinka, sakyk, filmai viški kars nuo karto. Tai turi įdomus filmas būti. Arba žiūrėkite, sėkiai užmiega, žinai, filmą. Užmiega ten, kur tik tai yra vibruojančios kėdės, tai ten jau nemiega nieko. Daugiau iš tikrųjų Leila mėgsta filmą žiūrėti. Sindė nelabai mėgsta, Sindė tik tai, bet kelia tik tai tokias scenas. 36 dainininkas tikina, jog šiuos padarėlius jis labai myli. Todėl savo dainomis linksmina ne tik žiūrovus, bet ir šuniukus. Kartais prieš miegą jiems net lopšinę padainuoja. O Janavičiaus augintinės, pasak dainininko, taip pat nepėsčios. Megė bobtailė, jinai jau buvo kažkokios tai kelios dainos, kurias jinai išgirsta įrašą. Ir jinai pradeda jau iškėlus galvą, jau, ta prasme, necyp, bet, ūbaut. Kaip gali būti su manim nemuzikalios. O, dar turim vieną muzikantą. Jau? Mažosios dainininko šeimos narės, pasak Rolando, ėda 3 kart per dieną, tiksliai nustatytomis porcijomis ir tik šunims skirtą maistą. Iš lėkštės dainininkui kotletų negriebia. Valgysim. Valgysim. Sakė valgysim. Šunelių priežiūra užsiima 12 metų jaunesnė Janavičiaus draugė. Ji rūpinasi jų išvaizda. Perka šampūnus, kondicionierius, beje, namuose yra susikaupusi nemaža augintinių drabužėlių kolekcija. Tai drabužėlių kolekcijas. Va, bliuskų visokių. Kai dabar yra žiema, tai madoje yra tokie šūstri visokie dalykai, va. Užsidėjus, kad matytus, kur užpakalis yra. Jau, o tokie, va, čikimiki-piki. Kai kuriuos drabužėlius Janavičiaus ir jo draugės Deimantės Kalytėms parveža draugai iš užsienio. Kai kuriuos jie įsigijo Lietuvoje. Atlikėjas tikina, jog drabužėliai šuneliams nėra žaidimas. Tai šitie šunys yra dekoratyviniai ir vis tiek, kai laukia yra tokia temperatūra. Tokia temperatūra, kai yra, reikia apsirengti ką nors. Teisingai, reikia apsirengti. Šiais laikais ten problemų šitiem dalykam nėra. Palauksim, daliu, užsieksim. Užsieksim. Gal aš tai mes kokie esam šustri. Va. Rolandas Janavičius sako, jog Yorkšyro terjerai yra labai draugiški, bendraujantys šunys. Tačiau kita vertus reikalauja ir nemažai dėmesio sau. Beje, jie nors ir mažiukai, pasakoja atlikėjas, gatvėje jei kas, abu yra pasiruošę mane apginti. Loja ir krūtinę stoja net prieš didžiausią šunį. Tačiau Janavičius teigia nedresuojantis Sindės ir Leilos. Tai pasak dainininko, ne tie šuniukai, kurie galėtų paklusti lygiuok ramiai komandoms. Gyvūnas turi žinoti, kur padaryti kaką, kur padaryti sisę, pagrindinis restauravimas. O ten, kad iš jo, ką iš tokio padarysi, nepadarysi, kad paimk. Čia pažiūrėsiai turi būti draugas. Draugas. Viktorija, kaip manai, kiek mėsos per dieną gali suėsti tigras? Na, kiek susimedžioja tą dieną, tiek ir suėda. Bet jeigu tas tigras gyvena Lietuvoje, tada tigras suėda 2 kg mėsos. Iš kur tu žinai? Taigi pats mačiau. Susipažinkite, čia Banga. Ši lietuviškų vardų pavadinta taigos gyventoja Edvardo Legecko mini zoologijos sode apsigyveno praėjusių metų spalį. Usūrinė tigriukė tuomet buvo dar mažytė. Pienuką per žinduką gėrė ir meiliai it katytė žaidė su žmonėmis. Užauginta rankiniu būdu, juokėsi Edvardas. Šių usūrinių amūrinių tigrų populiacija paplitusi Primorės krašte Rusijoje.
Šiek tiek jų yra ir Kinijoje, tačiau šie šiauriausiai gyvenantis tigrai nyksta. Daug jų sumedžiojama dėl trofėjų. Manoma, jog jų pasaulyje likę vos keletas tūkstančių. Augina šeimą tik tai patelė, patinai neaugina. Tai iš visų katinų tik tai liūtai gyvena praidais, kurie gali būti didelė grupė jų. O taip visi katinai gyvena pavieniui. Ir patinai visą laik pjauna jauniklius, neleidžia to daryti patelėm, kad patelė specialiai bėga nuo patinų. O jeigu patinas suranda, jis papjauna. Todėl jų populiacija niekada nebus didelė. Jie be žmogaus įsikišimo. Žmogus gali įsikišti tik tai sunaikinti jos, o padėti jisai labai sunkiai padeda. Ir nors šiandien tigrai vos 8 mėnesiai, ji jau sveria per 60 kg. Ko gero, tai vieni iš paskutiniųjų didžiosios katės pasivaikščiojimų, nes banga darosi vis didesnė ir galingesnė. Kiek suėda? Ne, kokį 2 kilogramus. 2 kilogramus. Nusuaugusiam tigrui 6 yra. Ateity, jos planai kiek suėsti? 6 kilogramai į dieną. 10 gal jau, kai bus didelė. Nu, žiūrint kaip, negaliu sakyti kaip pėda. Žiemą gal daugiau vieną dieną, pasidaro dietą. Nu, dar pieną jinai geria kokius 2 litrus. Skėstų su vandeniu? Jokio skėdimo. Neskėdžia. Nuolatinis jos prižiūrėtojas Darius sako, jog visai dar neseniai imtynės su tigriuke baigdavosi lygiosiomis. Šiandien jos tariamai švelnus įkandimas ar neapskaičiuotas mostas gali rimtai sužeisti. Žaisdamas, šerdamas ir prižiūrėdamas bangą, Darius vilki tik labai prastus drabužius, nes katytė juos beregint sudrasko. Jo ir ausys, ir rankos gerokai apdraskytos. Metai, 2 mėnesiai, kai bus jau jai, metai, 2 metai, 3 jau viskas, mes jos taip nebepasivedžiosim ir čia nebepabūsim. Nuo metų iki 2 keičiasi jos charakteriai, paskui eina lytinis brendimas ir jau tada jinai gali būti rankinė, gali paglostyti per grotas, bet jau įeiti vidų neįeisi, nes žaidimo jėga jau yra visai kitokia. Čia paskutiniai kadrai. Jo, čia jau paskutiniai kadrai. Paskutiniai kadrai, kada mes stovim šičia ir kada mes su ją žaidžiam. Ne, dar gali būti kadrai, bet negarantuoju ir išeisim. Bet čia bus jau... Operatorius tavęs už groto, mes galim būti vidoj, gali būti geri kadrai. Bet paskutiniai. Bet tada bus mums paskutiniai. Tada tikrai paskutiniai. Apie kavalierius ši vienintelė Lietuvoje usūrinė amūrinė tigrė dar negalvoja. Tačiau Edvardas Legeckas sako, jog po kokių 2 metų bangos vestuvės gali įvykti. Jei pasaulinė amūro tigrų veisimo programa ir jos koordinatoriai teigiamai įvertins nelaisvėje auginamos tigrės sąlygas, patelė gali susilaukti palikuonių. Jeigu pas mus atitiks, mums patiks, jie vis tiek žiūri voljerus, žiūri kaip auga, žiūri. Jeigu matys, kad galima, jie patys atsiūs mums kažkokį tai berną jai. Būsi geras, gausi dar. Jo, būsi geras, arba ir dar tą apženysim. Jinai vieną minusą turi tą, kad jinai yra auginta nelaisvėje rankiniu būdu. Jau tas minusas yra, nes visi zoologijos sodai stengiasi, kad būtų viskas natūraliom sąlygom, kad motina augintų pati vaikus, kad tie vaikai būtų pilnai nerankiniai, jie tada žiūrisi visai kitaip porojasi, nes gyvūnas iškart susiranda žmogų, jis susiranda draugą, viskas. Jam atveža tos veislės patiną, jisai nežiūri jį kaip į partnerį lytinį. Jisai žiūri kaip į kitą, o jo draugas yra žmogus. Todėl žmogus kitas tik pridaro bėdos. Tačiau tarp bangos draugų, kaip jau ir pastebėjote, yra ne tik žmonių. Pats geriausias tigriukės draugas yra štai šis baltai juodas šunelis. Ir nors jis nuo kone 3 stambesnės katės gauna į kaulus, jis regis vardan žvėriškos draugystės yra pasiruošęs iškęsti viską. Tas šuo su to tigru jis užaugęs yra ir jis žaidžia. Todėl jisai nebijo nei tigras jo, nei šuns jo. Tai čia seni draugai? Jo, čia labai seni draugai yra, nuo pat mažens. Nes jai liūdna, jai liūdna, jai kiekvieną kartą reikia kažkokius tai naujus žaisliukus pakabinti. Tai padeda, nes tada dar jinai žaidžia. Tai čia yra barškutis tas? Jo, čia toks, kaip kai tu buvai mažas tavo viršlovas kabėjo, tai jai dabar šitas kaba. Čia toks barškutis? Jo. Negali duoti kitokio, nes padangos yra geriausias
firmos nerodyk, nes pagalvos, kad reklama. Nereklamuojam nieko. Tai čia kaip kaspinėlis ant siuliuko, jo? Kici. Jinai taip pat žaidžia, nes, pavyzdžiui, kandžioje, į bražą, į minkštas yra, arba medinis turi būti, arba turi būti guminis. Tigriukė Edvardą tiesiog įkvėpė. Jis džiaugiasi, kad didžiausioji pasaulyje katė jo mini zoologijos sode auga sveika, tad ateityje jis planuoja ne tik bangos palikuonių susilaukti, bet ir liūtą bei pumą įsigyti. Na, o dabar skelbėme Žaliosios akademijos viktoriną, kurioje galėsite laimėti mūsų laidos prizus. Pirmieji 3 teisingai atsakę į klausimus bus apdovanoti. Dėmesio į ekraną, kuriame matote klausimus. Koks gyvūnas šokliausias pasaulyje? Kokia yra pati nuodingiausia gyvatė? Kiek dienų negėręs vandens gali išgyventi kupranugaris? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu zaliojiakademija@gmail.com. Na, o nugalėtojai jau bus paskelbti kitą savaitę. Šįkart viskas, ką norėjome jums papasakoti. Žiūrėkite Žaliąją akademiją ir kitą savaitę. Iki!